Šiandien vėl sekmadienis ir vėl laida Rudens nuodėguliai. Šį kartą mes svečiuojamės gan neįprastoje vietoje, aukščiausioje Koldirjerų kalnų grandinės viršukalnėje Half Dome. Ir kalbiname čia sutiktus lietuvaičius, kurie ryžtingai įveikė šią viršukalnę. Bet beje, aš buvau pats užkeltas šią sraigtasparnį. Nesupraskite klaidingai. Na, gerbiamas Vladai Vitaliauskai Karabinė. Ir štai jo kolega, Kuoliukų kalėjas ir virvanešys Jonas Oliena. Sveiki. Taigi, Vladai, norėčiau paklausti, kaip jums pasisekė, kaip jums pavyko įveikti šią viršukalnę, kiek laiko užtruko tai? Iš karto norėčiau pataisyti, kad čia yra neįveikiama viršukalnė. Šiaip paplitęs toks pavadinimas. Na, man pavyko su sraigtasparniu. Sraigtasparnis, na, jis mato toks nelabai profesionalus kopimo būdas, bet tenka pripažinti. Vis dėlto, kaip jums sniego. Taigi, klausimas buvo taip. Mes čia pradėjom prieš metus. Prieš metus atsidūrėme papėdėj. Ir ką? Pažvelgėme į viršų ir sakom, padarom šitą vaikelį. Tai truko tikrai ilgai. Na, metai. Nu, kelionė buvo ilga. Sakykit, kokių jums sunkumų iškilo kelionės metu? Sunkumai buvo susiję su vietinė gyvūnyje, ypač fauna. Voverės jos, galbūt čia nelabai kad jas maitina, tai jos vis nugrauždavo mūsų karabinų virveles. Visą laiką reikėdavo labai greit suktis, jeigu per dieną Matau karabinų, matai, neblogai turi. buvo šitie nenugraužami. Nike karabinai. Nike karabinai. O virvės kieno? Adidas. Šaunu. Turim rėmėjų. Rėmėjų turim. Na, o kaip su maisto ištekliais? Kągi valgydavot šiom atšiauriom sąlygom? Na matot, kaip sakant, negali spjauti į vandenį, tai valgiam tas pačias voveraitės. Iš keršto? Neaišku, kas čia iš keršto, ar mes, ar jos. Pradžioj kelionės gelbėjo mūsų Žemaitijos pieno milteliai. O sūriukai su šokoladu? Ne ypač maistingi. Ne ypač maistingi. Snigo per pirmąją dieną. Taip, kad žiūrovai klausykit. Dar turėčiau pasakyti apie įvairovę, kaip galima paruošti voverę. Galima ją išrūkyti, išdžiovinti, išvirti, uždaužyti ir Akmenį. įvairiausiai. Na, tai savaime Tuvę galima numest nuo šito kalno. Kalokai tokių. Taip, sakykit, o su mineralais ir vitaminais turėt sunkumų? Na, matot, pats geriausias mineralas, ant kurio mes sėdim. Oliena. Oliena. Tikrų tikriausias granitas. Tai mes ją grauždavom. Grandydavo su dantim. Taip, Nagais, dantim, kartais laiptelius įsigrauždavom ir vitaminai. sunkiuose tarpuose. Na ir paskutinis klausimėlis. Taigi kaip planuojat nusileisti nuo šio kalno? Dėl nusileidimo vėl yra tokia dilema. Arba galvojam ridentis. Kulveršių? Taip, yra du tokie ridenimo, arba kulveršiai, Arba rasai. arba rasto Tai pavidalo. šoneliu. Rasai. Mes alpinistų žargonų, tai sakome rasai. Ir matot, sunku dar nuspręsti, esam pusiaukelėj apsisprendimo. Ir gerbiamas Jonas Oliena pasiūlė, Aš manau, pamarskomu mes spręsime šitą dilemą. na, pamarskom yra Teisingiausias būdas. teisingiausias būdas. Na kągi jums, dėkui jums šaunus vyrai, dėkui, kad garsinat Lietuvos vardą už užsienyje. Nesunku. Netgi tokiam pasaulio krašte kaip šis galima sutikti šaunių lietuvaičių, kurie tikrai pasižymi dideliu ryžtu ir ištverme. Taigi, mėly žiūrovai, linkiu jums sėkmės, būkit ištvermingi, susitiksim kitoje laidoje. Viso gero.